Dabar noriu pakviesti mūsų seną bendrijos narį Rimuką. Čia už kolonas gerai stovėt labai. Remigijus parodė vietą gerą. O sėdėjau ramiai savo, laukiau pabaigos, jau viskas gerai. Jau. Padarysiu. Aš augau, kaip ir daugelis šeimų Lietuvoje, tokia buvo mūsų tradicinė katalikų šeima. Ir eidami į bažnyčią, kai sakau, per 4 progas, tai būdavo Kalėdos, Velykos, laidotuvės ir vestuvės. Ir aš sėdėdavau Prienų bažnyčią, atsimenu, žiūrėdavau į piešinius, kurie nupiešti tenai, būdamas vaikas, ir galvoju, susikūrė žmonės gražias istorijas apie Dievą. Turbūt tai yra kažkokia legenda, matyti žmonėms to reikia, aš tai mąsčiau, nes išgirdau pamokslo nuotrupą, ten Petras ėjo vandeniu ir man, koks Petras, kokiu vandeniu, čia iš pasakų motyvų kažkas tokio. Ir aš galvoju, tikrai graži legenda, bet Petras mūsų jo mėgsta žvejoti irgi labai. Tai grįždom iš bažnyčios visi sėsdavau prie stalo, nes daugiausia tai būdavo šventės. Ir išgerdavau alkoholio. Mūsų buvo giminės tokie tremtinių, daug buvo žmonių, kurie sėdėjo po 10 metų šitos Sibire. Bet jie atsidarydavo degtinės, atsiriždavo liežuvis ir jie pasakotų daug tokių istorijų. Ir nieko apie Dievą ten jie nekalbėdavo. Tai buvo tiesiog toks tradicinis tikėjimas, kur mačiau, kad jų širdyse iš tikrųjų, kaip dabar suprantu, ten Dievo nebuvo. Ir aš taip ir augau. Ir mano svajonė buvo, kai turėti šeimą, turėti namus, turėti gerus draugus. Ir mano tėvukas turėjo problemų iš tikrųjų daug su alkoholiu. Jisai sunkiai dirbo, bet ir nemažai išgerdavo. Ir aš vaikas, man būdavo gėda už jį, kai aš rasdavau ryte, eidamas į mokyklą prie stalo miegant į virtuvę, arba net jis vonioj maudydavosi ir užmigdavo. Galvoju, ne, mano gyvenime šito tikrai nebus. Ir taip pat jisai turėjo kitą moterį, kuri gyveno priešais mūsų kitam, mes 9 aukštį, čia 5 aukštis priešais, ir ta moteris ten gyveno, aš mačiau jų, kaip jie mojuodavo vienas kitam, ir man taip gėdavo už jį buvo. Ir gaila mamos, nors jisai mane labai mylėjo. Ir aš galvojau, gyvensiu normaliai, tikrai negersiu, turėsiu normalią šeimą. Bet kai jau buvo man 16 metų, aš jau iš mokyklos išėjau į proftechninę, turėjau motociklą, turėjau gerus draugus, kabutėse, sugerovus. Ir 16 metų aš jau dariau visas kur Dievas įvardino nuodėmes. Ir melavau, ir vogiau, ir paleistuvavau, ir pasigerdavau dažnai. Ir mano svajonės automatiškai žlugo, nes kai tu be Dievo gyveni, tu turi kitą šeimininką, kuris tau nežino, tave vairuoja iš tikrųjų. Ir būtent tuo metu mano tėtis žuvo, būtent per alkoholį, jisai susimušė su draugu per vienas iš gertuvių, buvo tenai užmuštas, buvo laidotuvės, ir aš tada pirmą kartą susimašiau apie tai, kas laukia žmogaus po mirties, nes aš žiūrėjau į tą pašarvotą kūną ir aiškiai supratau, kad jo ten nėra. Ir kur mes išeinam, kas mūsų laukia, nieko aš nežinojau. Tiesiog buvo baisus laukimas, tokia mirties baimė. Ir laikui bėgus, aš aišku buvau armijoje, paskui grįžau ir bandžiau tęsti gyventi savo svajonę, sukūrėm šeimą. Ir nieks nesikeitė iš tikrųjų. Buvo ta tuščia vieta mano viduje, kur turėjo gyventi Dievas. Aš bandžiau ją užpildyti įvairiais dalykais, tai eidavau video salonų, žiūrėdavau kokius 4 filmus iš karto, kaip gėris laimi prieš blogį, bet išeini po filmo ir vėl tuštuma viduje. Ir
ačiū Dievui už Dievą, nes jeigu ne Dievas, tai nedaug Dievė būtų. Po metų laiko mes pradėjom su žmona kalbėti apie skyrybas. Iš tikrųjų pradėjom pyktis ten ir vėl viskas buvo per alkoholį, išgerdom, susipykdavom. Buvo gimusi pirma dukra, aš kažkur geriau, toks buvo disko baras Kaune, ten susimušiau, atsimenu ir... Kaip sakot? Ne. Nepikau dėl to. Grįžau, atsimenu, visas toks apdaužytas ir galvoju, kaip aš dasigyvenau kitokio gyvenimo, atsisėdau ant suoliuko, pradėjau verkti. Galvoju, šeima byra, esu alkoholikas jau, pripažinau savo viduje, kad iš tikrųjų negaliu to numesti, nes aš prieš tai 3 metus bandžiau mesti gerti. Tai būdavo, pradėjau lankyti treniruotės, tokia buvo kovinė savigina tenai. Ryte anksti bėgiodavau, vėliau eidavau į darbą, po darbo eidavau į treniruotės, bet ateidavau savaitgalis ir baigdavosi kavinės, restoranai. Sekmadienį į aludę reikėdavo kažkaip atsigauti, ateini į darbą, dirbau autocentre, tokie patys susirinkę vyrai. Lyskis spintelė ten, sako, yra jau samagono padėta, tai ten darbo gale žiūri, kad jo vėl visas apsvaigęs. Ir tai labai atsibodo iš tikrųjų, tai man atsibodo tas toksai nuo pirmadienio pradedu naują gyvenimą ir vėl tas pats ir tas pats. Ir perskaičiau tokią straipsnį, mane domino gamtinis pasaulis, aš skaičiau apie ufonautus ir ten buvo toks laikraštis Žvilgsnis, ten buvo parašyta toks mažas straipsnis, yra aukščiausias protas, kuris viską valdo, kuris sukūrė šitą žemę ir aš kažkaip viduj pagalvojau, šitas tai yra turbūt. Ir vėlgi ryte dar anksčiau kėliaus, dar bandžiau keisti kažkaip tą savo gyvenimą. Ir vietoj 6 pradėjau 5 bėgiot. Ir pradėjau dėkoti tam aukščiausiam protui už medžius, už gražų rytą. Kai aš pradėjau tai daryti, prabėjo gal apie 2 savaitės ir įtikėjo mano draugas. Mano draugas tai yra Algis Švogeris, Egidijus. Mes kartu po tą parką, kur aš bėgiojau, užpuldinėjom žmonės, iš tikrųjų daug ten buvo visokių blogų dalykų. Ir jisai tikėjo, bet jis nesakė nieko, kad jisai tiki Dievą, bet sako, einam, nuvesim ir jo žmona, ir mano žmona, mes šeimom bendravom į gerą vietą. Tai ta gera vieta, galvo, vėl bus koks restoranas naujas. Ir nieko nesakė, sekmadienį važiuojam į tą gerą vietą, kas ten per gerą vietą. Atvažiuojam į profsąjungos rūmus, kur kažkada į šokius eidavom. Įeinu, daug jaunimo, irgi sveikina vienas kitą, apsikabina, kaip šiam brolis pasakoja. Mūsų skyriui, kai atėjo, pamatė. Ir tokia šventė, visi šypsosi, tokie laukia, kažko atrodo vyks kažkas nuostabaus. Pasirodo, ten buvo krikščionių bažnyčia, tikėjimo žodis, tai tada buvo didelis prabudimas Lietuvoje, 92 metai. Ir prasidėjo susirinkimas, prasidėjo šlovinimas. Ir tai, aišku, iš karto mane lietė, labai man patinka muzika. Ir aš galvoju, kaip gera, jeigu yra Dievas, garbinti jo tokiu būdu, paprastai, savo žodžiais. Ir prasidėjo pamokslas, nes aš galvoju, jeigu ir yra Dievas, tai aš eisiu ten, kur ir visi. Mačiau, kad mano mama kaip ir katalikė, bet jinai sugebėjo, dirbo skalbykloje, bet sugebėdavo miltelius iš skalbyklos nešti. Bet galvoju, čia nieko tokio. Aš kaip nors mes pro skaistyklą praeisim ir papulsim ten visi, jeigu kas, žinote čia. Bet kai prasidėjo pamokslas ir kalbėjo pamokslininkas apie Jėzų, pradėjo pasakoti tą gerą naujieną, kad jisai mirė iš mūsų nuodėmės, man, žinokit, atsivėrė mano tos dvasinės akis, dvasinės ausis, aš pradėjau suprasti, ką jisai sako, kad Dievas iš tikrųjų realus, kad Jėzus realus, dar kažkas paliūdėjo, kad ten, atsimenu, Dievas išgydė, žmonės meldėsi, moteris pasveiko, atsimenu, tam susirinkime. Tai jeigu moteris pasveiko, reiškia, jisai yra tikras, jisai veikia šiandien čia.
Ir buvo pasakyta, kad jis atleidžia visas mūsų nuodėmes. Ir staiga aš suvokiu save, matau, kad aš to ieškoju visą savo gyvenimą. Tuo nuodėmių neatleidimo, aš nesąmoningai, bet aš to troškau visą savo gyvenimą. Ir kas jį priima, tampa Dievo vaiku. Ir buvo atgailos malda, mes aišku su žmona jau išėjom į priekį, nors buvo kažkaip nejauku išeiti prie žmonės į priekį, aš taip labai drovus buvau, šiaip blaivas. Ir kai būdavo vestuvės, taigi stengdavausi išgerti, kai reikėdavo palinkėjimą pasakyti jauniesiams. Tai kuo daugiau beilės išgerdavau, kad nors žodį pasakyti. O čia reikėjo prieš visus žmonės išeiti ir priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Bet tas vidinis troškimas buvo stipresnis ir iš mūsų rajono ten daug vaikinų buvo. Ir visi mes išėjom į priekį, tada priėmėm Jėzų, meldėmės tą paprastą maldą. Kitą dieną įvyko stebuklas atgamtiniu būdu. Aš daugiau nesikeikiau. Įsivaizduokit, armijoje tarnavau rusų, kur pats mane proftechniniai pačioj blogiausiai klasiai buvau. Armijoje irgi ten, žodžiu, kas trečias žodis pas mane keiksmažodžiai buvo. Grįžtų namo po darbo, sakau, žmona, žinok, šiandien nesikeikiau nei karto. Jinai pagalvoja, sako, ir man tas pats. Ir mes džiaugiamės, sėdim vakarieniaujam, abudu atsimenu. Ir kaip ir Vidmantas sakė, aš supratau, kad kažką Dievas tikrai keis. Tu tiesiog visą savo esybę supranti, kad dabar viskas bus kitaip. Ir kažkaip supratau, kad nei vienas žmogus negali parodyti į mane, pasakyti, va šitas padarė tą nuodėmę, tą ar aną. Nėra tokio žmogaus, kuris gali tai apkaltinti, nes tave išteisino Dievas. Ir nuo to prasidėjo mūsų nuostabi kelionė ir tos, ką bandžiau keisti save 3 metus, įvyko per 2 mėnesius. Aš tapau laisvas nuo alkoholio, aš tiesiog tas dingo antgamtinis toks tempimas, kur būdavo velnės tą visą laiką jisai laiko pagavęs. Tu tiesiog tampi laisvas nuo to, nekalbu apie rūkimą, pyktis dingo toksai. Atsirado meilė žmonėm. Aš važiuodavau autobuse ar troleibuse, atsimenu, žiūrėdavau žmonės ir taip myli kiekvieną ir noriu pasakyti, taigi Dievas yra. Žmonės, ko jūs čia sėdit? Dievas yra. Aišku, to viešai nedarydavau taip stipriai, bet vidus tai taip, tai šaukė tiesiog. Ir tu jauti, kad myli žmonės, kad tikrai Dievas tik tai galėjo tai padaryti, aš to nebuvau jautęs. Kažkuriais gyvenimo momentais porą kartų buvau pajautęs tą Dievo meilę ir Dievas išlaikė mūsų šeimą, užaugo 3 vaikai, o iš tikrųjų būtų velnias įskyręs, būtų viena dukra augusi be tėvo arba būtų neaišku, kaip baigėsi viskas. Bet šiandien turim 3 vaikus užaugusius, 2 anūkai yra, Dievas išlaikė šeimą, nežiūrint į nieką. Davė tarnavimą šitoj bendryjai. Žinot, aš vaikščiau po tos restoranus ir aš netikėjau, kad Dievas turi humoro jausmą ir gali restorane duoti tarnavimą. Bet kai aš Dievo prašiau tarnavimo, praėjo vėl 2 savaitės ir atsirado šitą bendryją. Kažkur atvežė Dievas žmonės iš Australijos, įsivaizduojate, iš kito pasaulio krašto į Kauną. Ir sakė, šitas prabudimas Lietuvoje greitai baigsis ir jums reikalinga BŽB. Reiškia bendrija, kuri toliau skelbs evangeliją, būtent tokiu būdu, prie pietų stalo, per savo liudymą. Ir aš pamokslaut bandžiau 2 kartus neišėjo. Tai supratau, pamokslininkas nebūsiu, bet liudyti tikrai galime kiekvienas iš mūsų tos nuostabius Dievo darbus. Ir kad kalbėsiu kažkada nuo scenos, tai nei galva neatėjo, bet šiandien Dievas tai pakeitė gyvenimą, kad tu gali kalbėti apie jo darbus, kalbėti apie jo šlovę, kaip jisai keičia žmonių gyvenimus. Ir kai važiuosiu, kad į kalėjimą, pavyzdžiui, kalbėti kaliniam, tai man buvo kosmosas kažkoks, kokį kalėjimą, ten baisu koją įkel būdavo. Taip, mintis tokios buvo. Šiandien mes nuostabiai važiuojam į kalėjimus, tarnaujam. Lankom reabilitacijos centrus, kur Dievas atidaro duris, ten važiuoja bendrijos vyrai. Taip, kad aš už viešpatį esu jo pusėje,
Ir tikrai linkiu kiekvienam, kuris jo nepažįstat šiandien, arba gal tiesiog tradiciškai tikėjote jį, kaip ir mano tėvai. Tarp kitko, paskui daugelis iš giminaičių įsigelbėjo, būtent Dievas davė progą. Ir mano mama, ir dėdė, ir tetai priimti jį ir būti išgelbėtam. Tai linkiu šiandien jį priimti kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Tai būkit palaiminti. Ačiū.